ką reiškia profesionalus, mėgėjiškas fotoaparatas. Čia aš parinkau visų trijų tipų. Mėgėjišką fotoaparatą, skirtą mėgėjui, pusiau profesionalų aparatą ir profesionalų fotoaparatą. Reiškia, visi šitie trys fotoaparatai D60, D80 ir 200 yra įdomus to, kad galima sakyti, kad jie visi turi visiškai identišką jutiklį. Tai yra tas 10 megapikselių lempinis jutiklis. Ir tai reiškia, kad jeigu mes, pavyzdžiui, paimsime, tarkim, šitą objektyvą, uždėsime ant šito aparato, nufotografuosime, ant šito aparato nufotografuosime, ant šito nufotografuosime. Ir jeigu bus identiški nustatymai, mes iš principo gausime visiškai identiškas nuotraukas. Bet kaip matot, fotoaparatai atrodo pakankamai skirtingai. Tai kur yra jų pagrindiniai skirtumai? Pagrindinis skirtumas mano akimis tai yra ergonomika. Aiškiai, jeigu paim šitą fotoaparatą, jisai matosi yra kur kas mažesnis už savo kolegas. Čia yra kur kas mažiau visokių mygtukų, kaip sakyti, jungčių, rankenėlių ir panašiai. Pagrindinės visos funkcijos valdomos yra per ekranėlį. Tačiau Nikono specialistai, reikia pripažinti, pasistengė ir iš tikrųjų šitą fotoaparatą netgi rankinėme režime yra pakankamai lengva valdyti ir iš tikrųjų nėra taip, kad būtų galima pasakyti, kad kažkokios funkcijos labai sudėtingai ir panašiai valdosi arba nepatogiai. Iš tiesų labai patogu su šito fotoaparatu fotografuoti net ir rankiniam režime. Ir kas įdomu, kad visas šitos, kaip sakyti, pagrindinės valdymo funkcijos ar elementai buvo toliau sėkmingai naudojami 3 ir 5 serijos fotoaparatas. Na, pusiau profesionalus fotoaparatas, jisai čia yra vadinamasis entuziastų modelis D80, jau jisai turi visus šitos rankenėlės, daugybę įvairių mygtukų, reiškia, yra iškelta visos reikalingos funkcijos, kad jas greitai galėtumėm pirštais mes paspausti. Na ir aišku, matome, kad čia atsiranda ekranėlis. Na, tas ekranėlis iš tikrųjų yra labiau juostinių fotoaparatų laikų reliktas, tačiau kaip fotografai perėjo nuo juostinių prie skaitmeninių fotoaparatų, jiems šitas dalykas galbūt buvo labai esminis. Šiais laikais tai galbūt jau nėra taip aktualu, nes mes šiais telefonų laikais jau labiau įpratę viską valdyti per galinį fotoaparato ekranėlį. Na ir jeigu paimti profesionalų modelį, matosi, kad jis yra gerokai didesnis. Taip yra dėl to, kad jį būtų patogiau, nepaisant to, kad jis yra ir sunkesnis, kad būtų patogiau laikyti ilgą laiką. Taip pat fotografuojant jisai mažiau juda. Ką tai reiškia? Tai reiškia, mažiau turėsim išplaukusių kadrų, jeigu fotografuosime su ilgu išlaikymu. Taip pat čia matome daugybę visokių, kaip sakyti, valdymui priemonių. Tai yra padaryta tam, kad fotografas, kai dirba jau su šito fotoaparatu, galėtų netitraukdamas akių, grinai taktiliškai iš įpročio praktiškai valdyti visas fotoaparato funkcijas. Na ir aišku, ekranėlis, kaip matote, čia yra pats didžiausias, daugiausiai tokios informacijos, kad fotografui užtektų tik tai trumpam pažvelgti jį ir net kai kurie fotografai išsijungia galinį ekranėlį darbo metu, kad taupyti baterijas. Kuo dar skiriasi šitie fotoaparatai? Gana svarbus yra dalykas, kad pačiose pigiausiose mėgėjiškose fotoaparatuose būna įdedamas gana, ne tai kad prastas, paprastas autofokuso modulis. Kas tai yra? Tai yra tam tikri davikliai, pagal kurios fotoaparatas žino, ar jūs pataikėte į fokusą, tai yra ar sufokusavote teisingai į objektą duotame taške, ar nelabai. Šituose paprastuose fotoaparatuose būna pakankamai nejautrus tas modulis. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu sąlygos yra tamsesnės, jum bus sunku jo naudotis. Taip pat, aišku, yra kur kas mažiau fokuso taškų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad fotoaparatas gali atpažinti, ar vaizdas yra sufokusuotas tik tai tam tikrose vaizdo taškuose.
Entuziasto modelyje ir profesionaliam paprastai jau stovi tas pats autofokuso modulis ir dažniausiai tarp šitų dviejų variantų autofokusas nelabai skiriasi. Tarp 3 ir 5 Nikono serijų yra tam tikri skirtumai. Paprastai 3 serijoje visąlaik bus pats paprasčiausias autofokuso modelis, o 5 serijose, ypač vėliau, buvo pradėti naudoti senesni entuziasto modelio autofokuso moduliai. Ir dėl to, 5 serija, jeigu neklystu, nuo 5200 tapo šiek tiek pranašesnė už 3 seriją pagal autofokusą. Kas dar skiriasi? Dar skiriasi vienas svarbus toks dalykas, kaip fotoaparato akumuliatorius. Reiškia, mėgėjiškam fotoaparate, jisai natūraliai taupant vietą, dydį ir svorį, jis yra mažesnis, pigesnis, o pusiau profesionaliame fotoaparate jau eina didesnis, beveik dvigubai didesnis, atitinkamai talpesnis akumuliatorius. Tai reiškia, kad mes galėsim padaryti daugiau kadrų, taip pat galėsime ilgiau naudotis, kaip sakyti, objektyvo stabilizacijom, didesnių kadrų, didesnių kadrų per sekundę greičiu. Tai pereinam čia prie užrakto. Užraktas gana stipriai skiriasi visose šiuose 3 fotoaparatuose. Natūralu, kad mažiausiame, pigiausiame modelyje užraktas yra toksai laibiausias. Reiškia, jis yra neskaičiuotas, kad su šito fotoaparatu bus dirbama profesionaliai. Ir reiškia, jo visi elementai yra, kaip sakyti, padaryti tokie pakankamai silpni. Ir reiškia, jeigu jūs pabandysite, nežinau, fotografuoti vestuvės ir panašiai su mėgėjišku fotoaparatu, jisai neaišku kiek laikys, nes tam jis nėra pritaikytas. Ir plus, sakykime taip, kai užraktas, kadangi yra mechaninis daiktas, jisai tam tikrą prasme nori pailsėti. Reiškia, jeigu jūs pilsit pastoviai serijomis su šito fotoaparatu, užraktas iš tikrųjų greičiausia savo resurso netitarnaus. Entuziasto fotoaparatuose užraktas jau yra stipresnis, paprastai būna bent 100 000 kadrų jo apskaičiuotas resursas, tačiau jis vis tiek būna paprastai šiek tiek lėtesnis ir smulkesnis negu profesionalių. Profesionalių tai aišku būna 1/8000 sekundės užrakto greitis, kuris skirtas ten jau gaudyti super greitiem objektam arba fotografuoti ypatingai stipraus apšvietimo sąlygomis. Ir aišku, pats dydis to užrakto yra, visos detalės yra stipresnis ir taip toliau, netgi garsas skiriasi. Jeigu mes paimsime, pafotografuosim kažką. Nelabai nori fotografuotis. Pabandysim šitą. Čia jau yra stipresnis užrakto garsas. Čia jau nenori fotografuoti. Periksim rankinį fokusą. Girdime, kad čia toks yra masyvesnio fotoaparato garsas. Tai pats užraktas. Dar kuo skiriasi šitie fotoaparatai? Jie turi skirtingą apsaugą nuo elementų. Jeigu šitie pigiausi fotoaparatai ir objektyvai neturi visiškai jokios apsaugos nuo dulkių ir lietaus, tai entuziasto modeliai dažniausiai turi apsaugą nuo dulkių, lietaus. Tai reiškia, kad jūs negalite su juo ten mirkti po lietum, bet jeigu ten koks valašelis užtikš, pavyzdžiui, čia yra gumutės ir įdėta daugiau visokių gumučių, kurios apsaugo fotoaparatą nuo skylių vandens purslų. Natūralu, kad profesionalus modelis turi dar daugiau tas tvirtesnės gumutės. Jeigu uždėti, tarkim, profesionalams skirtą objektyvai, šitas nėra skirtas profesionalam, tai su tokiu fotoaparatu galima gana drąsiai fotografuoti ir per nestiprų lietų. Tarpsme, jisai sušlaps, bet vidus turėtų išlikti sausas ir fotoaparatui turėtų nieko neatsitikti. Dar yra toksai skirtumas kaip vaizdo ieškiklis. Reiškia, šituose dviejose fotoaparatuose, čia matosi stambesnė šita dalis, čia yra kokybiško optinio stiklo prizmė, o šiame fotoaparate yra tiesiog veidrodėlis, kurio pagalba iš objektyvo vaizdas patenka į vaizdo ieškiklį.
Ir pats vaizdo ieškiklis čia nelabai matosi, bet reiškia šita akutė mėgėjiškam fotoaparatui yra gerokai mažesnė negu profesionaliam. Mes atitinkamai matome ir šiek tiek mažesnį vaizdą ir tamsesnį vaizdą su mėgėjišku fotoaparatu netgi negu su profesionaliu. Ir silpno apšvietimo sąlygomis tai gali gana stipriai jaustis. Reiškia, mes galime nematyti, ką mes ten fotografuojame, kur mes ten fokusuojame ir taip toliau. Na ir turbūt paskutinis dalykas, kurį reiktų paminėti, yra taip vadinamo atsuktuvinių objektyvų palaikymas. Reiškia, šitas fotoaparatas tiesiog palaiko tik tai tos objektyvus, kurie yra valdomi elektros signalais. Reiškia, jų viduje yra varikliukas ir fotoaparatas tą objektyvą valdo elektros būdu. Tuo tarpu šitie būdų fotoaparatai, pusiau profesionalūs per visą Nikon liniją, jie yra, kaip sakyti, suderinami su abiem Nikon tipiniais objektyvų tipais. Tai yra šitais elektroniniais objektyvais, kurie valdomi tik tai elektroniniu būdu, ir taip vadinamais atsuktuviniais objektyvais, kurie iš tikrųjų nėra valdomi elektros signalais, bet visas, kaip sakyti, jų mechaninis stumdymas yra atliekamas per šitą, kaip sakyti, taip vadinamąjį atsuktuvą. Čia yra toksai, nelabai matosi, čia yra toks liežuvėlis, kuris įlenda į šitą skylutę ir per ašelę objektyvą, kaip sakyti, įvairiausiais kampais sukioja. Jeigu pažiūrėt, kaip jisai objektyvas bando susifokusuoti. Visą šitą objektyvo judesį iš tikrųjų fotoaparatas daro per varikliuką, kuris yra fotoaparato viduj, ir valdo per tą vadinamą atsuktuvą, per ašelę, per reduktorių, sukioja šitą visą mechanizmą. Tai na, jeigu renkantis dėvėtą fotoaparatą, tai jau čia kiekvienas pasirenka pats. Jų kainos dažniausiai būna daugiau mažiau panašios, tiek mėgėjiškų, tiek profesionalių, tiek skirtų entuziastų. Tiesiog vieniems žmonėms patinka dideli daiktai, sunkus, tvirti, kokybiški, kitiems labiau patinka kažkas tai mažo, subtilaus. Trečias mėgsta ten viską reguliuoti, kažkokias tai funkcijas. Dar reiktų paminėti turbūt paskutinę funkciją, kurią turi entuziasto ir profesionalūs fotoaparatai, kad yra vadinamasis fokuso mikro paderinimas. Tai yra reikalinga tam, kad ta minėta autofokuso sistema ne visada dirba tobulai ir dėl įvairių priežasčių, kaip objektyvo sudėlimas arba gamybos, kaip sakyti, kokybės svyravimai, kartais reikia priderinti objektyvų prie fotoaparato. Tai su entuziastu ir profesionaliu mes galime per meniu ten šiek tiek pasiderinti tą fokusą, ar jisai bus arčiau ar bus toliau. Na, o su mėgėjiškais, jeigu nutinka tokia situacija, kad nedera objektyvas ir fotoaparatas, tai vienintelė išeitis yra nešti pas meistrą, kurie turi specialias programas ir gali atkalibruoti objektyvą jau, kaip sakyti, vienkartiniu būdu ir specialios programos pagalba. Tai tiek būtų apie fotoaparatų skirtumus.